Gerai. Tai sveikiname su mūsų žiūrovais kariuomenės tinklalaidėje ir šiandien turime vieną iš tokių, sakyčiau, degančių temų, kurių, aišku, dabar šiaip kariuomenės temos turbūt visos yra degančios. Šiandien kalbėsime apie karo komendantus. Mistinė institucija, kaip kam mistinė, kaip kam iki gyvo kaulo pažįstama. Ir šiandien džiaugiuosi sveikindamasis su Lietuvos kariuomenės gynybos štabo. Aš Donatui užsirašiau, žinok, net pareigas, tai yra 9 valdybos civilių ir kariškių bendradarbiavimo vyresnysis karininkas. Teisingai, tokios yra jūsų pareigos. Majoras Donatas Suchockis. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi, diena, vakaras ir taip toliau. Smagu būti čia. Tema gal nėra deganti, bet tikrai aktuali ir daug viešoje erdvėje girdim apie ją. Tai manau, kad įdomu bus pakalbėti, kaip mes tai įsivaizduojame. Aš, Donatai, galiu iš karto neapsimetinėti, kad mes nesam pažįstami ir tada iš karto kalbėti pirmojų asmenių, nesijūsinti ir panašiai, nes mūsų gerai tarnybų daug kur yra susikirti ir galim bendrauti paprastai. Gerai, dabar visi tai žino. Gerai, dabar visi tai žino. Donatai, ar galiu dabar prieš visą Lietuvą pasakyti, kad tu esi karo komendantų klausimo OPR-as kariuomenėje? Turbūt taip. Ir tada visiems paaiškinau, kas yra OPR-as. Tai yra Officer of Primary Responsibility, arba kaip čia lietuviškai būtų? Tas, kuris velnių gauna. Tiesioginės atsakomybės karininkas. Taip, karo komendantų temos. Tai iš karto eikim prie to, kas yra karo komendantas ir kam jis reikalingas. Kas jis toks yra per pareigūnas ir koks jo uždavinys? Tai aš gal netgi šiek tiek nuo ugnies atradimo pradėsiu, kad įsivaizduoti, nes dabar, pavyzdžiui, televizorių žiūrint ar radiją ar spaudą skaitant, man pastaraisiais metais įspūdis susidaro net man pačiam, kad tie komendantai ką tik atsirado. Čia kažkokia nauja panacėja, kuris taiga atsirado išspręsti visas įdas trūkumus ir taip toliau, ko iki šiol neįsprendė kariuomenė arba vidaus reikalų ministerijos vienetai. Tai taip nėra, tiek komendantūrų koncepcija arba komendantūrų kažkoksai sumanimas ir tas galiojimas, jisai yra nuo tada, kai mes atsikūrėm kaip kariuomenė, po keleto metų, ko gero, ir ta komendantų mintis buvo pradėta plėtoti. Kas pasikeitė, tai prieš keletą metų šiek tiek koncepcija atsinaujino ir šitoj visam reikale atsirado profesinės karo tarnybos kariai. Tai atsakant dabar į pačio klausimą, kas yra komendantai ir kam jie reikalingi, tai karo komendantas yra jungtis tarp civilinių resursų savivaldybėje ir kariuomenės poreikių karo metu. Tai yra jungtis, kuri stengiasi ir yra skirta tam, kad dekonfliktuoti arba suderinti ir išspręsti karinio vado teritorijoje poreikius, kad organizuoti gynybą ir savivaldybės turimus resursus ir kaip juos reikiamai panaudoti. Taip pat spręsti civilių apsaugą, judėjimą ir viešąją tvarką. Tai galvoju, kokie čia, tai iš principo, ar mes galim sakyti, kad tai yra logistas, brūkšnelis, eismo reguliavimo karininkas, kažkas tokio, ar čia tų civilių karių bendradarbiavimo sprendėjas klausimų, kaip čia pavadinta komendantą, kad visiems aiškiai nupieštą paveikslą. Taip, aš labiau tai įsivaizduočiau kaip civilių karių bendradarbiavimo per brūkšnelis ūkvedį, tokį tą prasme. Ir šioks toks botagas, jeigu jau reikalai savivaldybėje būtų labai mums nepalankus, mums turiu galvoje valstybės liniją, tai sakykime, tai turi komendantas tam tikrų teisinių instrumentų duoti privalomus nurodymus, bet ką dar čia reikėtų pažymėti, kad neklaidinti pasaulio, komendantas įgyja teisę veikti kaip komendantas paskelbus karo padėtį. Tai nereikia įsivaizduoti, kad komendantūra ar komendanto institutas jis atvažiuos šį pavasarį išspręsti Šilutės potvynio problemas. Tai tikrai jisai nėra tam skirtas, mes jį įsivaizduojame, kad jis pradeda veiklą galbūt mobilizacijos metu, ar ne, kai pradedame šaukti rezervistus. Visa šita struktūra, prie kurios turbūt šiek tiek vėliau dar pažvelgsime, kas sudaro tą komendantūrą ar komendantų institutą ir bendrai, jinai pradeda formuotis mobilizacijos metu, kai pradedami šaukti rezervistai ir taip toliau, ir ten tada prisijungia tiek šauliai, tiek ir krašto apsaugos savanorių pajėgos, tiek ir tas profesinės karo tarnybos personalas, kuris taikos metu turi visai kitas pareigas. Tai tie komendantai, kurie yra numatyti, tai jie tik atsilaisvina tuo met, kai Lietuvos kariuomenė arba visa krašto apsaugos sistema persitvarko į karo meto struktūrą ir tada instituciniai vienetai nebeturi kažkokių užduočių, šalis pilnumoje įsitraukus jau į valstybės gynybos vykdymą arba pasiruošimą tam,
tada komendantai jau pradeda vykdyti pareigas savivaldybėse, įsisteigti patys kaip vienetai, nes jie taikos metu neturi tokios prabangos, treniruotis nuolat ir turėti organizacinę struktūrą ir pažinti savo komandą. Tai tos labai galimybės yra limituotos. Tai apibendrinant, karo komendantas, tai yra karinis pareigūnas, teisingai, karininkas čia yra, mes apie juos kalbam. Taip. Pats karo komendantas būtų šiuo metu kažkur profesinėje karo tarnyboje tarnaujančių karininkų, teisingai? Taip, tai kaip sakiau, instituciniai vienetai, tai reiškia institucinis vienetas yra daugumoje krašto apsaugos ministerijos, kažkokie departamentai. Ne kovinio padalinio narys, sakysim, kad netrukdytų ginkluotai gynybai. Kurie karo meto struktūroje neturi užduočių, tai pavyzdžiui, karo akademijos karininkų kursų instruktoriai ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia įvairių institucijų, kurios karo meto struktūroje pranyksta. Tai reiškia, šitom pareigybėm yra suteiktos antrinės karo meto pareigybės. Tai yra karo komendantų, kuris konkrečiai, reiškia, ten, sakykime, Vytauto didžiojo karininkų kurso toks instruktorius, ten esantis karininkas užima būtent tokio ir tokio miesto komendanto pareigas. Karininkas keičiasi, rotuojasi, į jo vietą atėjęs kitas užima tas pareigas. Tai komendantus gautų visi miestai Lietuvos, teisingai? Jie yra gavę jau šiuo metu, visiems. Ne visiems, ten galbūt 6 ar 7 komendantų dėl natūralios rotacijos nėra užpildyta, taip pat ir pavaduotojai vėlgi kitas kontingentas šiek tiek. Tai komendantai visi 60 yra užpildyti, 6 iš jų yra tarsi vyresnieji didžiųjų miestų, apygardų komendantai, kurių tam pavaldume yra vidutiniškai 10 rajoninių komendantų. Bet iš viso, tai, žodžiu, jų skaičius priklauso nuo savivaldybių skaičiaus, teisingai? Komendantų fiksuotas yra skaičius yra 60. 60, tiek, kiek pas mus yra savivaldybių. Taip. Dabar viskas aišku. Tai yra kariuomenės pareigūnas, kuris priskiriamas prie savivaldybės civilių karių reikalams spręsti. Dabar klausimas tik tai, kieno poreikiais komendantas rūpinasi. Nes karo metu, sakysim, yra be abejo kariuomenės uždavinys, valstybės ginkluota gynyba ir komendantas yra pajungtas tuo klausimu teisingai, valstybės ginkluotos gynybos parama iš civilių pusės. Ar jis rūpinasi ir civilių klausimais, nes dingo savivaldybė visą kažkur tai? Tai iš principo klausimo didelio nėra, kam jis ir kuo rūpinasi, dėl to, kad karo padėtis pati diktuoja, pati mobilizacijos jų įvedimas padiktuoja taip, kad, reiškia, valstybės visas ūkis persitvarko šalies gynybai. Tai yra visuotinės gynybės koncepcija, ar ne, apie tai taip pat kalba, kad visa šalis susivienyje tam, kad sudėti maksimaliai visas pastangas, apsiginti nuo išorinės grėsmės kažkokios, kokia jinai bebūtų, tai komendanto užduotis ir yra sujungti kariuomenės poreikius ir savivaldybės galimybės. Tam, kad savivaldybė turėtų tas galimybės ir galėtų funkcionuoti, tai aišku yra ir tų visų šoninių dalykų, kaip yra būtinųjų funkcijų užtikrinimas arba gyvybiškai svarbių funkcijų užtikrinimas ar nesvarbių objektų apsaugos organizavimas, viešosios tvarkos ir rimties laikymasis ar ne, arba diversinių grupių prevencija įvedant karo komendanto valandą. Tai yra tų įvairių instrumentų, kurie ne tik yra tas bendradarbiavimo funkcija, bet ir to kumščio. Reiškia, tai tam jisai įgyvendinti turi visą komendantinį vienetą, kuris, kaip ir pats užsimeniai, priklauso nuo savivaldybės dydžio. Tai komendantinis vienetas, komendanto pavaldume, tai jeigu taip žiūrint karinę struktūrą, tai tas komendantas, jisai turi savo batalioną, kuopą arba būrį, priklausomai nuo savivaldybės dydžio. Čia šimtus, dešimtis, reiškia, vienetus galbūt karių. Tai bendrai įmant, tai yra paralelinė dar viena kariuomenė, kuri karo meto struktūrai susiformuotų ir tai virš 10 000 personalo. Iš viso 10 000 personalo, kurie šiuo metu nėra profesinėje karo tarnyboje, pavyzdžiui. Kartu aš bendrai sakau, bet didžioji jų dalis būtų iš parengtojo rezervo. Gerai, tai dabar galvoju, sakysim, karo situacija, Vilniaus miestas, ar ne? Į Vilniaus miestą savivaldybę, į tą dangoraižį, tiksliau šalia dangoraižio atvyksta karininkas ir sako, sveiki, aš karo komendantas. Koks jo santykis dabar su visa esama administracija, civilių personalų, meras, administracijos direktorius ir šas atsiranda karo komendantas? Koks jų tarpusavio santykis? Kas kam raportuoja?
Karo komendantas, būtent toks jau kaip paminėtam pavyzdį Vilniaus komendantas, tai jis raportuoja bent jau pagal dabar galiojančią tvarką ginkluotų pajėgų vadui. Tai arba jo įgaliotam asmeniui, tai reiškia kariuomenės vadas, arba gynybos štabo viršininkas, arba pajėgų galbūt vadas, jeigu jisai, sakykime, čia šitoj teritorijai būtų neadekvatus, bet reikalingas žmogus, su kuo bendrauti, sakykime, teritorijos vyresnysis ar kažkas tokio. Tai bendraja tvarka ginkluotų pajėgų vadas, ar ne? Tai įsivaizduojame, kad kariuomenės arba gynybos štabo viršininko lygmuo, būtent Vilniaus komendantui. Vilniaus komendantui raportuoja nuo Šalčininkų iki Ignalinos visi pagal 8 rinktinės atsakomybės ribas priklausantis komendantai. Ir kaip iliustruotam pavyzdį, karo komendantas atvažiavęs į tą didįjį pastatą savivaldybės, jisai atvažiuoja, sako, sveiki, aš esu komendantas, kartu komendanto pavaduotojas taip pat yra, su juo pildosi štabas, mes turbūt esame nusimatę kažkokias patalpas, norėtume mes jas užimti, pats komendantas arba jo pavaduotojas integruojasi į savivaldybės organizuotą mobilizacijos valdymo grupę arba operacijų centrą, kad ir kas tuo metu būtų aktyvus ir veikiantis. Tai vadinasi, pats komendantas kartu su pavaduotoju turi pilnumoj sekti situaciją savivaldybėje, žinoti problematiką, iššūkius ir turimus resursus ir poreikius, tam, kad galėtų bendrauti su kitais komendantais, vieni kitiem padėti. Be abejonės tai niekaip neperinama savivaldybės funkcijų. Norėjau klausti, ar tai pakeičia savivaldybės darbą, kad jie gali eiti atostogauti? Ne. Mes labai norim, kad savivaldybės funkcionuotų ir veiktų ir būtent tas instrumentas ir yra komendantūra, kad padėtų veikti, bet jokių būdų neperima tos. Nes komendantūra rūpinasi kariuomenės reikmėmis iš tikrųjų. Taip. Ir ten galbūt rekvizicija, privalomi darbai, kažkoks turto paėmimas, visi tie klausimai mobilizacijos metu būna išspręsti, pradedant pačios komendantūros užsipildymų priemonėmis, transporto ar kažkokiamis paslaugomis, baigiant ir to karinio vieneto, kuris vykdo toj teritorijoje gynybos operacijas, jų poreikius užpildyti, kurie nebuvo įsigyti, atsiranda spontaniškai ir taip toliau. Tai čia man dar toks nišinis klausimas, iš karto pagalvojau, ar nėra, čia aišku galbūt apie teisės aktus klausimas, nes vis tiek aiškiai parašytas santykis, bet vis tiek jau būsi pats pridėjęs ranką prie to, ar nėra čia kažkokios rizikos dviejų gaspadinių virtuvėje, ar tai aiškiai yra šeikti, pavyzdžiui, meras ir komendantas, arba savivaldybės administracijos direktorius ir komendantas, ar jų nėra, kad kažkur persidengia funkcijos, pavyzdžiui. Vėlgi, kai valstybė persitvarko, tai tų persidengimų, perėjimų iš vieno režimo į kitą, iš taikos meto į mobilizaciją paskelbus, iš to paskui evoliucionuoti į karo padėtį, tų tranzicijų įvairių yra ir transfer of authority, tas galios perdavimas. Jo, yra ir čia niuansų tikrai, dėl to ir darom pratybas, kad treniruoti tos perėjimus. Bet kalbant apie tas atsakomybių ribas, bent jau teisės aktuose daugiau mažiau yra pasidalinta, ar ne? Nes tas savivaldybės ūkio tvarkymas, tos pačios rekvizicijos organizavimas yra savivaldybės atsakomybė ir jų niekaip neperima. Kaip sakiau, tai yra jungtis tarp kariuomenės ir savivaldybės. Nepakeičiant civilių pareigūnų. Nepakeičiant, nebent tam yra labai jau svarbios priežastis, kur tiesiog valstybės mastu ta savivaldybė arba jos vadovybė praradusi pasitikėjimą, neveiksni, arba galbūt... Arba neegzistuoja, pavyzdžiui, mažakas. Taip, todėl nenuspėsim, kas būtų, jeigu būtų, tai komendantas galėtų perimti admin direktoriaus pareigybę, tačiau puikiai suprantam, kad administracijos direktorius kur kas geriau tai išmano, darydamas kiekvieną dieną, negu atveikęs komendantas, turėjęs labai limituotą laiką įsijausti į tą vaidmenį. Taip. Dabar, aišku, kažkiek dar galvoju, komendantas turbūt galėtų, aišku, čia toks hipotetinis svarstymas, net nekariškas, spręstinų klausimų iškyla visiems, turbūt ir civiliams taip pačiai iškyla spręstinų klausimų, kur kažkiek kariuomenė gali prisidėti prie tų klausimų sprendimų. Nežinau, kas tai bebūtų, kažkoks viešas saugumas, kažkoks resursų, galbūt kažkoks fragmentėlis, tai turbūt irgi komendantas būtų ta tarpinė, kuris spręstų ir ta kita kryptimi klausimus tarp civilių ir karių. Be abejonės ir vienas jų yra, pavyzdžiui, civilių srautų judėjimas, ar ne? Aha. Ar tai būtų evakuacija, ar tai perkeltieji asmenys dėl kažkokios avarijos, incidento arba grėsmės, ar tai būtų tiesiog migracija iš gretimų šalių į saugias teritorijas, ar ne.
Tai komendantas yra tas, kuris atsineštų į savivaldybę kariuomenės planus ar poreikius arba apribojimus, ar ne, dėl karinių operacijų, dėl pajėgų judėjimo, atėjimo, perėjimo. Iš principo nebekiltų dilemos, kur kreiptis, kad susiderinti su kariuomenė savo reikalus, veiklą ir panašiai. Taip, nes mes turbūt įpratę planuoti, kad tie cimikai batalionuose, ar ne, yra tas žmogus, kuris eina į savivaldybę ir sprendžia su savivaldybės administracija. Taip, cimikai civilių karių bendradarbiavimo specialistai, čia mes turime minėti. Taip. Tai jiems yra palengvinimas eiti pas komendantą, dėl to, kad karo arba konflikto dinamika gali lemti tai, kad vieną dieną batalionas yra šitoj savivaldybėje, kitą dieną galbūt kitoje Lietuvos dalyje ir to testinumo kaip ir nutrūksta, ar ne, tenais atrodo susitarėm, kur čia persikels civilių srautas iš ten į ten, jau kitą dieną nebėra to karinio vieneto teritorijoje. Tai komendantas būtų būtent tas, kuris formuojamas tiek jo rezervistai būtų formuojami regioniniu principu ir reiškia, čia žmonės šitie turės geresnį supratimą apie vietovės specifiką, ne? Nes atrodo, ta Lietuva nėra didelė, bet Visagino saugotini objektai nuo Klaipėdos objektų gerokai skiriasi ir problemos, ar ne, kur Kruonio problematika, ar Elektrėnų, ar kažkokiu ten pasienio, sakykime, miestų ten Varėnos, ar Pagėgių tenais, nežinau. Tai ta problematika labai skirtinga ir labai svarbu, kad žmonės būtų susigyvenę ir pažinotų tą vietos infrastruktūrą ir specifiką. Dabar vyksta mūsų turiuomenį, Lietuvos kariuomenė vyksta tos komendanto funkcijos, toks institucionalizavimo procesas, labai protingą žodį pasakiau, kuris, reiškia, įtvirtina po truputį šitą komendanto apskritai veiklą, galimybės veikti ir galvoju, kokie jam įrankiai, pavyzdžiui, yra numatyti, kas dar remtų tą komendantą, sakysim, jo vienam ar kitam administracijai vietoj, kažkoks štabelis, gal kažkoks, paminėjai komendantinį būrį, gali biškai pasiplėsti apie tai, ką dar komendantas su savim atsivestų. Kiekviena iš savivaldybių turi identišką struktūrą, tik tai skiriasi jos dydis. Tai galim tokį visą tinklą įsivaizduoti, ar ne, jeigu turime 60 savivaldybių, tai 6 iš jų yra, vadinkim jas apygardų komendantai. Apygarda tai yra kaip krašto apsaugos savanorių pajėgų. Partizaniškai skamba jo kaip Kaspo, reiškia, rinktinės zonos. Tai nepainioti su apskritimis, kurios yra administraciškai suskirstytos, šiek tiek tos ribos skiriasi, bet kadangi karo komendanto pavaduotojai yra krašto apsaugos savanorių, kariai savanoriai, tai tos yra atsakomybių ribos atitinkamai tokios dėl administravimo ir paskirstimo žmonių. Tai turime 6 apygardų komendantus, kuriems raportuoja dar vidutiniškai po 10 savivaldybių komendantų. Taip, kad 60 bendras skaičius. Taip, tai 6 ir 54. Kiekviena komendantų, tai tie 6 yra skaitlingesni, dėl to, kad didžiųjų miestų, didesnės teritorijos ir taip toliau. Suprantama. Tai Vilnius, Kaunas, sakykime, turi komendantinį vienetą, kuris yra keleto batalionų dydžių. Aš sąmoningai nesakysiu detalių skaičių, nes tai yra klasifikuota informacija, bet taip, kad išsivaizduoti bendrą kiekį, tai sakykime, keletas batalionų yra didžiuosiuose, pagrindiniuose miestuose, ir mažiausiuose miestuose gali būti būrys, kuopa ir taip toliau. Tokio dydžio vienetai. Tai vadinasi, komendantas turi pavaduotoją, pavaduotojas turi štabą, kuris vadinasi komendantūra. Tai toks administracinis vienetas, kuris tiesiog tvarko popierėlius tiek žmonių pačių komendantūroje administravimo, tiek Kiekvienas tokį turi komendantas. Taip, viso 60 štabų turi komendantas, pavaduotojas, komendantūra kaip štabas ir komendantinis vienetas kaip karinis vienetas, reiškia, jėgos funkciją atlikti. Ar tai būtų objekto apsauga, ar tai būtų komendanto valandos įgyvendinimas, ar tai būtų kažkokios tai kitos pagalbos savivaldybė ar kažkokios. Karinis vienetas. Taip. Kas jį turėtų sudaryti? Profesinės karo tarnybos kariai, NPPKT, ar yra matymas kol kas? Be abejo, nes yra matymas, yra struktūra numatyta ir paskirti žmonės. Tai komendantinio vieneto valdymo grupė yra paskirti profesinės karo tarnybos kariai vėlgi iš karo metoj antrailių vienetų nenaudojamų pareigybių.
Tai ten, sakykime, bataliono vadas, kuopos vadas, būrio vadas, iki tokio lygmens yra numatyti profesinės karo tarnybos, ne 100%, bet didžiaja dalimi. Visas. Ir tada tas kiekvienas komendantinis vienetas visose 60 savivaldybių turi 3 sudėtinius elementus. O dabar 4, dar neįtvirtinta, bet naujai planuojama, reiškia, dar pasitelkti krašto apsaugos savanorių pajėgų, būsimą dedikuoti vienetą, kuris būtų first responder. Tai pirmas, kuris atvykus komendantui, nes jie yra sukomplektuoti čia ir dabar. Turi ginkluotę galų gale. Tai kol rezervas nepradėtas šaukti, reiškia, atvyksta kaspo kariai, paskui jie išvyksta. Tai čia tokia naujiena, kuri dar nėra įtvirtinta. O tai, kas yra įtvirtinta, tai yra Šaulių sąjungos komendantinis ginkluoto pasipriešinimo vienetas, kiekvienoje savivaldybėje atitinkamo dydžio, kiek jiems ten pavyko susiverbuoti, susikomplektuoti ir pasiruošti. Tada yra rezervas, tai iš parengtojo rezervo. Parengtas rezervas, jeigu kažkas painiojasi savokas, yra aktyvus, parengtas, neparengtas. Aktyvus yra tas, kuris per artimiausius 10 metų kažką bendro turėjo su kariuomenė, ar kartotinius mokymus, ar išėjo iš pareigybės, ar baigė šaukimą. Tas aktyvusis, tai čia aktyvusis rezervas, o parengtas rezervas yra tie, kurie kažkada turėjo ginklą, neseniau negu 92. Taip. Tai reiškia, dar dėvėjo šito spalvyno vėliavą ir šitai šaliai yra prisiekęs kadaise ir turi kažkokių bazinių žinių, kurios turbūt šiek tiek yra pasenusios, bet... Tai kažkada ever tarnavę žmonės, iki turbūt tam tikrų amžiaus apribojimų, jie irgi būtų vienas iš komponentų. Yra atsargos amžiaus. Taip, tai iš tos kompanijos, taip, šauliai, rezervistai ir tada yra hipotetinis vienetas, kurį numatom iš patirčių konflikto zonose, kad visuomenė nelieka abejinga ir kreipiasi norėdama padėti, kurie turi ginklus, tai tuos įstatymuose yra numatyta, kad savanoriški pasipriešinimo kažkokie būriai vienetai, kurie turi ginklus, gali integruotis į tėvynės gynybą ir ginkluotų pajėgų vadas gali suteikti jiems galimybę arba vietą kažkur atlikti tą pareigą, prisidėti prie gynybos. Tai būtent atitinkantis tuos kriterijus, vadas, struktūra, ginkluotė gali ateiti į komendantūrą arba į karo prievolę ir prisiduot, kaip sakant, kad nori tarnybos. Ir jeigu yra poreikis, yra galimybė integruoti, karo komendantas, praėjęs tam tikrą administracinį ratą, gali skirti jiems užduotis ir prijungti prie komendantinio vieneto. Bet čia svarbi žinia. Ta prasme, čia labai svarbi žinia visam, kaip sakyti, ginkluotai Lietuvos pilietijai, gyventojams teisingai, tiem, kurie nori prisidėti prie Lietuvos kariuomenės, nėra jokių būdų prie jos prisidėję iki šiol, nei yra Šaulių sąjungos nariai, bet galbūt yra medžiotojai, galbūt turi ginklą dar kažkur ir turi to noro, tai va štai prašom dar viena niša arba platforma, kur galite prisijungti prie valstybės ginkluotos gynybos, teisingai? Taip, bet čia jau tuo atveju, jeigu mums visą kitą nepavyko, ta prasme ir prasidėjo karas de facto, tai niekų gyvų nėra kažkokio būdo treniruotis taikos metu ir čia įsteigti kažkokį vienetą ir sakyti, kad va, aš čia karo metu būsiu jau koks nors budriųjų žirkėnų būrys, kur mūsų vadas yra ten koks nors ten Kęstutis Petravičius, atsiprašau visų Kęstučių Petravičių, bet kaip pavyzdys. Bet tai yra numatyta, žodžiu, ta galimybė. Tai yra numatyta hipotetiškai, kad toksai vienetas gali turėti savo vietą ir gali gauti užduotis. Ir čia reikia pažymėti vieną žvaigždutę, kad nieko gyvų nereikėtų tai galvoti kaip alternatyvos rezervo pašaukimui. Ar ne? Jeigu jūs esate rezervistas ir esate šaukamas į karo prievolę ir sakyti, kad mes čia turim dėduko Brauniką, pasimsiu ir eisiu mes kažkur kitur norinčių ir be manęs irgi daryti, ar ne, tai šitoj vietoj karo prievolė nuspręs, kur ar tas vienetas jau sukomplektuotas gali atlikti tarnybą kaip vienetas, ar visgi jūs eisite kaip karo prievolininkas bendraja tvarka, įgūdžių atnaujinimui ir komplektuoti kažkurį iš manevrinių vienetų. Gerai, kiek leidžia, aišku, mums dabar OPSECO, operacinio saugumo apribojimai, jautrios informacijos apribojimai, kiek galime dabar pakalbėti apie tai, kokiame šiuo metu status quo yra Lietuvos kariuomenė, kalbant apie komendantų paskirimą, numatymą turbūt jų vietų, jų
galbūt susipažinimas su savivaldybėmis, nežinau, tas procesas apskritai yra daromas, tų visų papildomų padalinių, štabų identifikavimą, pratybas galų gale. Kokia mes status quo esam, kas daroma, kas dar nepadaryta? Čia aš tokią analogiją dėčiau kaip Neries upė, ne? Jinai yra vaga įtvirtinta, kai kur graužiasi į šonus, bet vanduo nuolat teka. Tai taip ir su komendantų institutu. Komendantų institutas savoka tokia yra, reiškia visuma viso ko, kas susijęs su komendantais. Tai ta komendantų instituto koncepcija ir visa kita yra toksai gyvas organizmas, kuris keičiasi dėl to, kad keičiasi pasaulyje situacija, keičiasi mūsų žinios, supratimas apie visą kariavimą. Ir kartu mes galbūt irgi atrandame savo klaidas, jas taisome ir bandome kitus variantus. Reikia suprasti, kad nėra lengva numatyti ir treniruoti ir įsteigti struktūrą, kuri veiktų kažkada kažkokiamis sąlygomis. Simulacijos problemos papildomos atsiranda šių pratybų metu. Nes realiai Gintautas sugalvos, kad karas vienaip atrodys, Donatas sugalvos, kad karas kitaip atrodys, o komendantūra turi būti veikianti abiem atvejais. Bet ką galim padaryti tada? Taip, tai šiuo metu, jeigu žiūrint, kas yra, tai yra galiojanti komendantų koncepcija, yra karo padėties įstatymė, mobilizacijos įstatymė numatyta šiek tiek atsakomybių ir taisyklių, ką turi veikti komendantas, yra taikos meto įsakymai iš kariuomenės vado įpareigojantis komendantus lankytis savivaldybėse ir taip toliau. Tai bendrai, taip imant bendrą paveikslą, tai ta vaga kaip Neries yra sudėliota, kaip turi atrodyti komendantūros ir kaip jos turi veikti. Komendantai yra paskirti. Ta tvarka. 60. Taip, 50 kažkeli dėl natūralios rotacijos. Vardai pavardės konkretus. Taip, vardai pavardės, savivaldybės yra kiekvienu atveju informuojamos, kad jūsų savivaldybė yra nuo šiandien pradeda vykdyti pareigas Vardenis Pavardenis arba Kęstutis Petravičius. Ir buvo nepatenkintų, kad gavo savivaldybę, kurios nenorėjo. Visi nori savo gimtinių. Matot, kaip yra. Kaip sakiau, pareigybė yra fiksuota, kad ten, pavyzdžiui, personalo departamento ten toks specialistas yra, tenais Šiaulių rajono komendantas. Ir kas jį beteitų, jisai nei nusivylė, nei apsidžiaugia, jis tiesiog priima tai kaip de facto, kad tai yra antrinės mano pareigos karo metu. Karo metu pirminės pareigos, dabar antrinės. Ir čia tiesiog jau taip yra, kaip yra. Krašto apsaugos savanorių pajėgų komendantų pavaduotojai tai yra taikos meto pareigybės, jie yra taip pat paskirti numatyti vardas pavardė, taip pat dėl natūralių procesų yra ne 100%, bet 90 keli procentai. Tas profesinės karo tarnybos personalas į štabus, į valdymo grupės komendantiniuose vienetuose taip pat yra suskirstytas, jisai periodiškai yra peržiūrimas, aktualizuojamas, atnaujinamas, tai procesas yra, jisai sukasi. Kur tobulėti galime? Vėlgi dabar vyksta pokyčiai dėl rezervo tvarkos visos įstatyminės bazės keitimo. Tai čia, kaip suprantu, tai nėra mano failas, todėl kompetencijos ribose mes labai nenoriu tenais daug prišnekėti, bet esminis dalykas, kur pokyčiai norime padaryti, kiek suprantama man, tai kad būtų galima parengtą į rezervą kviesti pratyboms. Nes pagal dabartinę teisinę bazę mes galime šaukti pratyboms, kartotiniams mokymams aktyvų į rezervą. 10 metų netoliau kaip nuo tavo tarnybos. O tuos vaikinus ir merginas, kurie kadaise turėjo ginklą, mes neturime teisinio instrumento pašaukti juos, atnaujinti jų įgūdžius, o tik tai sutikrinti duomenis, vizualiai pasižiūrėti, ar abi dvi rankos ir kojos dar yra ant to žmogaus. Tai čia tas praversų, sakysim, formuojant padalinius prie karo komendantų, kurie, pavyzdžiui, būtų, kadangi tai yra vienas iš šių komponentų. O kaip su kariniu rengimu, pavyzdžiui, komendantų? O karinis rengimas tai taip pat nuolatinis procesas, kuris yra labai svarbus, kur galime pasitemti ir planuojame tai jau daryti visai netrukus gegužės mėnesį Perkūno bastiono apimtyje. Tai turbūt nesuklysiu sakydamas, kad pirmą kartą pašaukti į pratybas kitą profesinės karo tarnybos personalą negu komendantą ir pavaduotoją. Tai Vilniaus ir Kauno miestuose pašauksime, reiškia, ir tą komendantūros štabą, ir komendantinio vieneto valdymo grupę. Jiems sudarysim sąlygas gauti šaulių, krašto apsaugos savanorių pajėgų karių, kaip vienetą, reiškia. Ir šitoje vietoje bus tokia pirma galimybė pasitreniruoti. Jau vien šito daugiau mažiau pilnoj sudėtyje, be rezervisto, be abejonės šį kartą. Tai tų treniruočių tikrai nėra per daug, bet vėlgi čia reikia turėti mintyje, kad
profesinės karo tarnybos kariams arba karo komendantams tai reikia derinti su kasdieniam pareigom ir jų tos pareigos taikos metu yra pakankamai svarbios. Krašto apsaugos ministerijoje nemanau, kad yra nesvarbių pareigų, kur gali ten vieną dieną buvau, taip. Kitą dieną nebuvau. Taip pat ir karo akademijoje arba kitose ten gynybos resursų agentūroje ir panašiose vienetose tikrai žmonės užsijėmė, tikrai turi reikalų ir tas atsitraukimas savo kasdienės veiklos į komendantą pasinerti, manau, kad jiems yra nemažas iššūkis, bet tų veiklų tikrai turi. Mobilizacijos departamentas organizuoja pratybas, kur periodiškai vienoje ir kitoje savivaldybėje įtraukiame komendantus, sausumos pajėgų pasitikėjimo pratybos pradeda įtraukinėti komendantus. Įvairios kitos institucijos jau pavyzdžiui, čia gavome iš priešgaisrinės apsaugos departamento norą treniruotis kažkokias ten astravo likvidavimo padarinių pratybas, tai vėlgi tenais užklausa, kaip čia komendantus galima integruoti. Tai aktualizavimas temos tikrai juntamas, noras kartais perteklinis, kartais labai į tašką yra. Čia iš kitų institucijų turite minėti. Ir iš kitų institucijų, ir mes patys, kiek įmanoma, stengiamės įtraukti. Be abejonės reikia suprasti, kad visų 60 savivaldybių mes neturim galimybės vienu metu treniruoti. Tai kažkas vienus metus pajudinamas, kažkas kitus, kažkam galbūt prasisuko rotacija ir nepakliuvo į pratybas. Tai tų niuansų yra, galima tą intensyvinti. Turim komendantų pavaduotojų kursą specialiai atnaujinamą, kad vėlgi tas žinių lygis būtų vienodas, nes čia visgi reikia suprasti, kad tas personalas, kuris numatomas į šitas pareigybės, neturi nieko bendro kasdieniai veikloje su komendantūros veikla. Čia reikia išmanyti savivaldos darbo ritmą, dokumentaciją, rekviziciją reikia išmanyti, mobilizacijos procesus. Tai tokia pakankamai sudėtinga niša ir jinai yra, kadangi hipotetinė, tai vėlgi to praktinio taikymo patirties netiek ir daug. Tai aš dar tokį pagalvoju, garsų pamastymą, kad tas apribojimas iš tikrųjų yra nemažas taikos metu treniruoti karo metų struktūrą, kadangi kaip kurie komponentai yra iš įvairiausių padalinių, kurios tai čia suprantamas tas iššūkis. Tai Donatai, žinai, aš galvoju apibendrinimui dabar šausim tokį. Tu kaip senas cimikistas, civilių karių bendradarbiavimo specialistas, aš galvoju, kartais dar visuomenėje pas mus ne iki galo yra įsisąmoninima šita funkcija, civilių karių bendradarbiavimo svarbos funkcija ir galvoju, gal galėtum apibendrinti ar kažkokį apibūdinimą pasakyti, kokia nauda yra valstybės ginkluotai gynybai iš šitos karo komendanto egzistencijos, buvimo fakto. Kas iš to? Bendrai žiūrint, galbūt mes ir patys kariai kartais pamirštame planuodami arba modeliuodami operacijas, kad nekariausi mėnulyje, ar ne? Ta civilinė aplinka yra ir bus ir mums labai yra patogu braižyti schemytės, kvadratėlius ir rodiklėtės, juda ten, užėmė ten, pozicijas įrengia ten, bet realybė yra kur kas sudėtingesnė. Va čia ir prasideda civilių karių bendradarbiavimas, tai nėra ten handshake'ai tik tais ir paveikslajimai. Tai civilių apsauga, reiškia, nėra prasmės ginti šalį, jeigu jos gyventojai neišgyvens, ar ne? Tai viso ko esmė yra ne tik teritorijos vientisumo išlaikymas, bet ir tų gyventojų išgyvenamumo užtikrinimas. Tai čia atsiranda ir poreikiai, atsiranda ir sinchronizavimas visų nevyriausybinio organizacijų, Raudoni kryžiai, sriubos, arbatos ir kas tik nori. Visi gali ir nori teikti paramą, bet mums reikia surasti būdą, kad tai netrukdytų, o gelbėtų, ar ne? Vieniems gintis, kitiems išgyventi. Ir karas yra dėja nepatogus dalykas ir čia reikia daug dekonfliktavimo ir jis labai sudėtingas. Tai čia atsiranda ta civilių karių bendradarbiavimas, kuris įneša civiliams tą supratimą, kokie yra kariuomenės poreikiai šiuo metu, tam, kad išsaugoti šalį ir kariams atneša tą dimensiją, kas vyksta ant žemės, ar ne, su kokiom problemom susiduria gyventojai, ar ne, būsto neteko, maisto nėra, elektros nėra, žiema šildymo trūksta ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kaip matom iš šių dienų konfliktų, ta kritinė infrastruktūra, kuri ne tik karinė, o daugeliu atveju yra civilinė infrastruktūra, kuri atsakinga už energetiką, už kūrą, už šildymą ir taip toliau, yra taikinys. Tai tų gyvybinių funkcijų palaikymas, užtikrinimas, bendros pastangos
kad valstybė ir toliau funkcionuotų, nepaisant koks režimas yra įvestas, tai yra ta sinchronizacija civilių ir karių bendradarbiavimas. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū jums. Tau. Ir jums. Ir visiems.